Šiandien pirmoji Skandagro lauko diena ir sveikinuosi su jumis iš šios žydinčios rapsų jūros. Šiandien apžvelgsime skirtingas kviečių bei rapsų veislės, kalbėsime apie augalų apsaugą bei apie mikroelementinius tręšimus ir netgi padarysime gyvą bandymą su mūsų gamintojais partneriais Vila Fertilis. Taip pat šiandieną išgirsite ir kitus mūsų partnerius gamintojus, tai yra Bayer ir Invigo atstovai, kurie pristatys naujausias tendencijas iš augalų apsaugos produktų. Ūkis yra inovatyvus, atlieka viską laiku, punktualiai, jokių stresų, jokių pykčių, viskas vyksta taip, kaip turėtų vykti žemės ūkyje. Ši diena man gal sakyčiau tokia ypatinga, nes man pirmą kartą darau lauko dieną. Pati praktikos turiu tik 3 sezonas, esu tokia šviežia dar galima sakyti čia. Tai labai smagu, kad tiek jūsų daug susirinko ir labai noriu padėkoti ūkininkui Gintautui, kad priėmė mane jisai į savo ūkį, kaip ir priėmė pirmą sykį praktiką atlikti pas jį. Mes veisles atsirenkam iš Lenkijos stoties, Soboro stoties. Jūs kiekvienas papkėse rasit praeitų metų rezultatus ir mažą straipsniuką apie tą stotį ir apie Excitedą. Tai mes atsirenkam veislės būtent pagal Lenkijos stotį, nes Lenkijos stotis, lyginant su Lietuva, turi 10 kartų daugiau lokacijų ištirti kiekvieną veislę. Viena iš bakterijų, kuri yra sudėtyje, tai yra Bacillus aminolycoja fascians, turi didžiausią poveikį į verticiliozę. Negaliu sakyti, kad naikina, bet slopinamąjį poveikį tikrai turi. Ir kaip sakoma, produktų yra didžiausia reklama, kada klientas pats paskambina ir sako, žiūrėk, pastebėjau, kad vienam lauke pas mane tikrai būdavo rapsuose daugiau verticiliozės. Po pylimo inobrasika pastebėjau mažesnį ligų plitimą. Apie lauko dieną aš sužinojau iš Skandagros vadybininkės Aidos. Sužinojau dalykų apie medžiagų maišymą, ką ne visada akcentuoja kiti gamintojai. Realiai prie kiekvieno lauko vis tiek buvo išgirsta kažkas naujo. Nepaisant to, kad ūkininkaujama jau yra 14 metų ir tų naujovių galbūt kasmet vis sunkiau išgirsti. Bet tikrai verta susitikti su pažįstamais ūkininkais ir praleisti gerą laiką. O ar pavyko išsinešti informaciją iš pupų bandyminio pasėlio? Taip, buvo labai man aktuali informacija apie dirvinį herbicidą pupose, nes dėl pavasario ypatybių, dėl šalnų, man jisai prastai suveikė. Tai buvo įdomu išgirsti, kaip galima būtų užkardyti šitos dalykus. Iššūkis tikriausiai kaip yra padaryti darbus tuos, kuriuos organizavom, kad jie pavyktų. O aš manau, kad lygtais viskas gerai, o rezultatai gal parodys rudenį, bet aš kaip sakau, mano jaudulis tai toks senas jaudulis seno vilko, o jaudulis, gal sakyčiau, mano vadybininkas didesnis turėtų būti. Kaip jai sektis, reikia paklausti. Tai ačiū už komentarą. Tai Aida, tau tikrai ši diena atnešė daug emocijų, nes įdėjai be galo daug pastangų ir darbo besiruošdama šioms dienoms. Tai kokios tavo nuotaikos dabar? Tai šiai akimirkai puikios nuotaikos. Tikrai didelis gausus būrys atvažiavo ūkininkų, kurie tikrai sukėlė tą nuotaiką ir paliko tokį dieną įsimintinesnę. Tai labai dėkoju ūkininkams, kurie tikrai atvažiavo, skyrė savo laiką. O ši visa lauko diena tikrai atnešė nemažai patirties, kuri buvo realiai nuo rudens įdarbinta, įgyvendinta. Tai džiaugiuosi, ką padarėme ir ačiū ūkininkui Gintautui, kuris leido tą patirtį įgyti. Produktų ruošimui svarbiausia yra pirmas žingsnis vanduo. Kiekvienas turime žinoti savo vandens pH, nes tirpalo pH įtakoja viso mūsų tirpalo savybės. Kada mes darom tirpalą, pirmiausiai mes dedame visus tirpinamus produktus. Tai būtų kaip pavyzdys ar sulfatai, ar karbamidas, ar tirpinami pesticidai. Pirmiausiai į tirpalą sudedame juos. Vėliau eina visi mikroelementai nuo mažiausio pH link didžiausio. Dar vėliau eina suspensijos, organiniai produktai, tada likę pesticidai ir pabaigoje šarminiai produktai ir jei naudojam bakteriniai produktai. Šį pavasarį pas mus įmonėje atlieka praktiką studentai, todėl šiandien ir pasikalbinsiu jūs.
Ar ši lauko diena yra pirmoji, kurioje jums tenka lankytis? Skandagros atžvilgiu taip. Pirmą kartą Skandagros lauko dienoje esu buvęs. Kitų lauko dienų esu turėjęs, bet čia buvo pateikta daugiau skaičių, labiau gilinus į tai, kas apsimoka ir ko ne. Kokių jūs lūkesčių turėjote prieš atvykstant į lauko dieną? Tai tikriausiai didžiausias lūkestis, ko labiausiai norėjom, tik aišku, gauti naujų žinių, kažką naujo išmokti. Ir manau, kad tie lūkesčiai, aišku, buvo pateisinti, nes informacijos tikrai buvo daug. Aptarėm šiaip daug skirtingų dalykų, kurie, aišku, yra naudingi ir mums, kaip praktikantams, ir ūkininkams, ir manau, kad tikrai buvo naudinga. Arnai, kas tau paliko didžiausią įspūdį? Tai didžiausią įspūdį, manau, paliko informatyvumas. Apžiūrėjome nemažai veislių rapsų ir pastebėjome, kad didžioji dalis Skandagros veislių turi atsparumą ankšto atsidarimui.